žinot, pan Žemaitaitį, jūsų bandymas paversti iš žmonių, kurie žuvo karo metu pramonės rūšį čia Lietuvoje ir atgaivinti visą tą dugną lietuvišką, kurį mes buvom primiršę per 30 metų, gal ir duos pasiekmių. Minutėlę, aš, pons Gražulį, būkit geras. Aš norėčiau pasakyti, kad aš susakau už savo žodžius. Aš visą gyvenimą korektiškai kalbu. Nekorektiškumas glūdi pasisakymuose, kuriuose tos žmonės, kurie žuvo ir neturi balso, bandoma juos tęsti jų juodinimą. Todėl aš, likus 2 dienom iki Lietuvos 80-mečio holokausto ir Vilniaus geto žuvimo, aš norėčiau paklausti, reiškia, anoj pusėje, aš su jumis visais laikydavau, kad jūs esate žmonės. Vat idiš kalba yra žodis amenš, žmogus. Tai aš vis ieškau žmonių jūsų tarpe, kad jūs suprastumėt, kad tos ribos, tų žmonių, kurie žuvo ir neturi savo balso, o jūs juos atstovaujate, nederėtų peržengti. O dėl mano, čia paminėtų mano, reiškia, manęs gazdinimą mano tėveliu, mes su jumis įsiaiškinsime kitais būdais. Ačiū jums. Ačiū. Aš turiu galvoj, reiškia, etikos įvairiais būdais, kurios yra įstatymo apibrėžtose ribose. Ačiū. Agnė Širinskienė, replika. Tai aš šitiems besistebėjusiems, kad opozicija nieko nedeleguoja, tik iškelsiu retorinį klausimą. Jūs nemanote, kad opozicija yra gėda dalyvauti apkaltose, kur yra nagrinėjami Seimo nario pasisakymai apie barbarus, kur yra grinai etinė diskusija? Tai šiuo atveju jūs bent jau apkaltos tekstą sugebėkite normaliai surašyti. Ir čia buvo paminėta Pakso apkalta, kur tikrai apkalta buvo vykdoma ir garbingai, ir pagristai, ir turint VSD informaciją. O dabar mes nesulaukime baudžiamosios bylos baigties, yra ikiteisminis tyrimas. Ir iš esmės to tyrimo pagrindu bandome daryti apkaltą, neturėdami jokių rezultatų. Tai tiesiog pasižiūrėkite į save ir matyt suprasite, kodėl opozicija jūsų rinkiminėme šou, susidarojime su kolegomis ir visokių burbulų pūtime bei dūmų uždangų leidime nedalyvauja. Na, dabar paskutinė replika šitoj stadijoje Seimo pirmininkiai, nes mes labai jau pradedam vėluoti. Nes aš turiu teisę ir nesuteikti replikom žodžių. Prašau, Seimo pirmininkė. Aš kolegė Agnė Širinskienė ir kitiems čia kalbėjusiems norėčiau pasakyti, kad visgi nedalyvavimas didžiosios dalies opozicijos yra, jūsų vertinimas ir jūsų labai rimta pozicija. Aš labai noriu padėkoti Rimai Baškieniai ir Algirdui Sysui, kurie rado savyje drąsos pabalsuoti už. Tai viena. Antra, taip Seimas turi vos kelis įrankius savo rankose, įvertinti pasisakymus, kurie peržengia tam tikras linijas ir tai, ką darome šiandieną, ir yra pasiūlymas padaryti tokį vertinimą. Labai apmaudu, kad didžioji dalis opozicijos įvairiausiais argumentais argumentuodama nedalyvauja ir man tiesiog labai smalsu sužinoti, kas įvyko pas socialdemokratus, kurie dar tik tai posėdžio pradžioje svarstė deleguoti vieną iš 2 labai tikrai solidžių žmonių į šią komisiją, bet per valandėlę apsisprendė, kad to nedarys. Tai labai apmaudu. Gerbiami kolegos, kaip ir minėjau, replikų daugiau nebesuteiksiu, pirmininkaujantis turi tokią teisę. Dabar svarstymo stadija, diskusija, joje užsirašė vienintelis Petras Gražulis. Taip, gerbiami Seimo nariai, man atrodo, kad patylėti progą praleido ponia Seimo pirmininkė Čmilytė Nilsson, kurios senelis Čmil, tėvas taip pat, kur atvažiavo ir laisvė kabutėse atvežė į Lietuvą su tanku, o senelis buvo 37 NKVD rezervistų sąraše. Tėvas. Pone pirmininkė, jūs nei karto viešai neatsiprašėte už savo senelio ir tėvo padarytus nusikaltimus Lietuvai. Nei karto. Kažin, jeigu čia pasisuktų vėl politinė situacija, ar jūs net kristumėte į senelio ir tėvo politinės nuostatas? Aš labai abejoju. Šitos vėliavos labai plačios Ukrainos greitai pakeistų gal rusiškom vėliavom. Arba įsitrauktumėte senelio ir tėvo dokumentus.
ir mylėtumėt kitą sistemą. Štai jūsų patriotiškumas, jums reikėjo geriau patylėti. O ponui Zingeriui, tai jūs kalbėkite apie savo tėvo anketą. Ar jos nebuvo? Ar tai melas? Duokit Žemaitaitį dabar į teismą. Ir ginkitės. Gerbėmieji, bet šiandien mes matome, nėra nei vienos šventos tautos. Kiekvienoj tautoje yra didvyrių ir nusikaltėlių. Neišimtis ir žydų tauta. Ir melagis šitas Vyšniauskas, jis nekaltino visos žydų tautos, Žemaitaitis, kaltino atskirus asmenis ir atskirus veiksmus Izraelio. Tai jūs pritarėte, kad Izraelio vyriausybė griautų už ES pastatytas mokyklas? Pritarėte tam? Ar tai vienu žodžiu tikrai yra nusikaltimas, kurį reikia pasmerkti? Žinoma, galbūt jis prisiminė tokį pasakymą iš senovišką folklorą, kur visi mes mintinai žinojom apie žydus. Bet tai dėl to reikia apkaltą daryti. Žiūrėkite į esmę, į principą. Aš dabar pasakysiu, jeigu Seimo tribūnos, kad Kristų nužudė žydų tauta ir žydai, man apkaltą pradėsite. Taip? Taip, bet buvo tarp žydų ir apaštalų, kurie mirė už Kristų, bet buvo Judas, kuris išdavė Kristų. Tai ką man apkaltą padarysit, dabar visi tauta šventa? Gerbėmieji, kur jūs einate? Bolševizmas. Baisiau negu stalinizmas. Jūs einate stalinizmo keliais. Žodžio negalima pasakyti. Tiesos negalima pasakyti. Apkaltos už tiesą. Atsipeikėkit vieną kartą. Aš džiaugiuosi už opoziciją, kur paklausė Vyšniausko kaltinimus ir atsiėmė ir nedalyvauja šitam absurdiškam procese. Jūs kurstote antisemitizmą, o ne Žemaitaitis. Jūs bandote paslėpti tiesą visokių buvo žmonių. Raskite žmogų vyresnio amžiaus, kuris pasakytų, kuris neprisimintų, kad žydai dalyvavo. Taip pat, kai sako, NKVD veikloje, lygiai kaip lietuviai, kitų tautybių žmonės. Bet buvo ir didvyrių. Ir ką jūs čia darote? Ar mes visi turime mąstyti ir galvoti taip, kaip mąsto ir elgiasi konservatoriai, ir ypač Vyšniauskas? Jūs atsipeikit vieną kartą. Dabar motyvai po svarstymo. Andrius Navickas už nutarimo projektą. Aš nežinau, aš norėčiau pradėti nuo labai baisaus dalyko, bet bijau dėl Petro psichologinės ir emocinės būsenos. Bet gal Petras atlaikys. Petrai, Kristus buvo žydas. Taip, atlaikė, tikiuosi. O dabar perinu prie rimto dalyko. Aš nežinau, galima kalbėti apie procedūras, galima kalbėti apie kitus dalykus, bet man atrodo, mes šią akimirką pasiekėm tam tikrą ribą, tam tikrą apsisprendimo. Ir šiuo atveju čia apeliuoju net ne į politiką, apeliuoju į kiekvieno žmogaus sąžinę, metafizinius dalykus. Čia mes jau kalbame ne apie teisinius dalykus. Ar mes manome, kad daryti politinį šou, kad iš baisiausio vieno žmonijos įvykio yra normalu ar ne? Jeigu manome, kad normalu, mes visada galėsim pasislėpti po procedūroms, Lietuvoje visiškai gal ir populiaru antisemitizmas, bet žinote elementarų dalyką, kad kiekvienas mes atsakysime ne tik nei prieš rinkėjus, mes kažkada tai atsakysime prieš Dievą ir prieš savo sąžinę. Ir šiandien man, ką žinau, jeigu jūsų sąžinė leidžia, jeigu jums atrodo, kad visa tai normalu, niekas turbūt čia nieko nepadarys. Bet aš sakau, visi dangstimai procedūriniais dalykais šiuo atveju, mes tikrai atsidūrėme situacijoje, kur nėra nieko nevienareikšmiško. Šiuo atveju yra labai aiškus pamatinis vertybinis apsisprendimas. Ir tiek.